Praktiška labai dovana, tiek verte, tiek viskuom, tai yra maisto papildai. Nes asortimentas yra labai didelis ir platus. Ir nuo sveikatos iki grožio, ane? Taip. Tai va, o papildai, tai bet kuriuo atveju visi mes juos geriame, visais metų laikais kažką reikia papildyti. Ypatingai va dabar, ane? Kas yra aktualu? Vitaminas D, magnis. Taip. Elementariai moterims dėl plaukų. Tai vėl grožis ir po kovido slenkantiems plaukams papildai. Inner balansas, tai tobula dovana. Tiek vyrui, tiek moteriai, kas turi problemų su organizmo, užterštumu, tai yra organizmo išvalymas, plus kam galvos skauda. Kai ne vieną patirtį žinome, kad galvos skausmai, migrenos, visi tie dalykai sumažėja. Ir aš ne kartą esu girdėjusi, kad, kodėl pas jūs tokie brangus, jeigu vaistinė gali nueiti ir nusipirkti tikrai ženkliai pigiau. Tai kad ir tą patį vitaminą C, arba kaip pas mus vadinasi imuno, sako, kodėl aš mėnesio kursą turiu pirkti už tiek, jeigu aš vaistinėj nusiperku už vos ne 2-3 kartus pigesnę kainą. Kur čia ir ta paslaptis? Na, tikriausiai ir pati žinai ir esi skaičiusi sudėti vitaminą C iš vaistinės. Ane, tai vaistinėje vitaminas C yra iš askorbo rūgšties. Tai va, o efemo vitaminas C iš kieno? Barbadoso vyšnia. Tai natūralus ekstraktas. Tai va, būtent. Net ir kas mane nustebino, kaip tikrai pasigilinau už tą sudėtį, kad išgauti tą ružavą spalvą yra dedamos burokėlių sultys. Tai vėlgi, tai visiškai natūralus produktas, kuriuo yra dažomas, naudojamas kaip dažiklis. Ir aš dar pridursiu prie viso šito, kad būtent askorbo rūgštis, jinai kelia rūgštis skrandį dirgina. Tai va, ko nedaro, ko nedirgina skrandžio efemo, imuno. Natūralus. Taip, kadangi yra natūralus. Ir jisai yra daug kartų veiksmingesnis, nes kadangi yra daug stipresnis žodis. Man tai va šitas dalykas labai fainas, toksai mažutukas, jisai rankoje telpa visai nedidelis. Taip, ir tokai mažai rankiniai. Ir kaip ir nustebino, kad čia yra kas? Čia yra kvepalai. Taip, čia yra aliejinio pagrindo sausi kvepalai. Tai yra patogu tuo, kad jisai neišbėgs, jau tau yra saugu juos nešiotis, ar pavirs, ar kažkur kris rankinė tavo. Taip, nesuduš. Jo. Ir kas svarbiausia, net ir į kišenę įsimetus, jo praktiškai nei tu matysi, kad kažką turi, nes jisai yra lengvas, nėra sunkus, buteliukas nedidelis. Ir kaip ir prie dovanos, jeigu kažką turi dovanos ir dar tau trūksta mažo akcento, gali tapti kaip visai toksai nedidukas. Taip. Super. Grįžtam prie kosmetikos. Bet kai aš noriu, kad atliktų man lūpų balzamo efektą, funkciją, bet noriu spalvos, bet švelnios, aš naudoju lūpų blizgį su hialurono rūgštimi. Tai yra tobulas variantas, šepetėlis. Labai lengvai, maloniai tepasi. Tai ir šito lūpų blizgio dėka lūpos yra drėkinamos. Ir jisai iš tikro, aš kaip nesu iš tų moterų, kurios mėgsta nusivalgyti lūpas, kramtyti, laižytis, žodžiu, kaip sakau, valgyti lūpų. Tai jisai iš tikro man ant lūpų ilgai išlieka. 2-3 valandas be problemų. Kalėdų suprantam, kad dovanom žmonės turi tam tikrus biudžetus, ane? Taip. Ir kiti gali sakyti, galbūt man, per didelė suma, ane? Arba man reikia keliem žmonėm dovanų, bet aš ko norėčiau nebetelpu į tą sumą, kurią aš esu skyrusi. Taigi galima apsipirkti su asmeninė nuolaida. Ir kokia man nauda? Tai kokia nauda? Tai todėl, kad visus produktus mes perkame su 30% nuolaida. Tai va. Plius yra kasdieninės nuolaidos akcijos, tai ta nuolaida kartais siekia net iki 50%. Plius dovanos. Tai aš sutaupydama
galiu nupirkti visiems savo artimiesiems, įsitenkant į savo turimą biudžetą skirtą dovanų, parinkti visiems tinkamas, naudingas, vertingas dovanas, kurias tikrai žinau, kad panaudos.